Labas rytas. Atvažiavau naktį net nesuprasdamas kur, o čia pasirodo gražiausi kalnai. Šitai pusė nelabai, kiemai vidiniai, bet čia eina sau, kaip Alpės atrodo. Nu ką, dabar einu į turistų centrą. Įrangą išsinuomot. Ir tada žygis Via Ferrata. Kodėl čia uždaryta, aš nesuprantu. Gal tu žinai ką? Šemba. Laiko tai aš neturiu per daugiausia. Žodžiu, žiemos laikas, kadangi yra, aš paskambinu tą turistų centrą. Sako, 9:30 atsidaro, tai už pusantros valandos tik tais. Ir dar yra netoli, šuo netoli aišku. Ir netoli dar buvo ir vienuolynas, toks raudonos spalvos. Norėjau nueit pažiūrėt, bet irgi tik nuo 9 atsidaro, nors rašo, kad jau atidaryta. Tai dabar kažkur pasitrint reikia valandų laiko ir tada eisim reikia. Oh, thank you. Mane policininkas pavežė iki šito vienuolyno čia kažkodėl. Visi vienuolynai yra saugomi policijos kažkokių postų. Ir policininko klausiu, sako, oi tu sau, kaip čia gražiai. Vėl mintis nutrūko, policininkas sakė, kad po karo visi saugomas yra teritorijos. Bet eik tu sau. Tai čia yra serbų ortodoksų vienuolynas bažnyčia, pastatyta 13 amžiuje ir laikomas kaip vienas svarbiausių dvasinių centrų apskritai Kosove. Tai galbūt dėl tos priežasties ir yra saugomas, nu vis tiek, čia kaip serbams svarbi vieta gaunasi. Yra be abejo ir pliusų, ir minusų keliaujant tokiu laiku, kai nėra turistų, nes aš esu visiškai vienintelis žmogus šitą miestą, tikriausiai turistas, bet minusas yra tai, kad pavyzdžiui nėra visiškai jokių paslaugų turistinių, tai yra, pavyzdžiui, čia būtų galima pasiklausyti istorijos ir daugiau biškį susižinoti, pavyzdžiui, galbūt kas čia yra palaidotas. Bet kadangi viskas uždaryta, tik tais policininkai keičia pamainą ir nes pasikeitė pamainą 9 valandą, todėl man nuo 9 leido. Privati valda. Kažką jo policininkas sakė, kad uždrausta eiti ten toliau šiek tiek už vienuolyno teritorijos, bet man labai keista kodėl, nes jis pats nežino. Jisai čia saugo teritoriją, bet jis nežino nuo ko saugo.
lunch, it's so early, it's breakfast. Yeah? Yeah. It's very old trees. Maybe 100 years. 1800 years? Oh wow. Čia tai įspūdinga. Kiek visokių detalių, kiek visokių raštų. Jie visi turėjo pusryčius, dabar dėl to ir buvo uždaryta. Bet kiek ten darbo įdėta, visas tas visas tos piešinius, viską ant akmens tiesiog išpiešti po visą bažnyčią, sakys smulkmenų. Įspūdinga iš tikrųjų. Ir kitas dar labai įdomiai, kad visi tie karstai, kur ten matosi, ten žmonės yra palaidoti 14 amžiaus pabaigoj. O šitie medžiai, jeigu teisingai pasakė skaičių, tai jau vien virš 1800 metų. Wow. Blemba, kaip sunervino, aš negaliu. Kaip debilas, laukiu 2 valandas. Atsikėliau 7 ryto, kad būčiau pirmas žmogus, kuris lipa į tą sušiktą kalną su tai įranga, nes man įranga reikės nuomot, kad į kalną galėčiau užlipti. Ten reikia laiptis lipti. Rašau tam šeimininkui, skambinu, rašau, tipo, kodėl neatidaro niekas, kodėl nėra uždaryta. Rašau, oi, sorry, parašysiu darbuotojam, kodėl darbo neišėjo. Parašė, kad, tipo, parašė, kad darbuotoja kažką ten į darbą neišėjo. Vienas žmogus visą miestą yra, kur gali išnuomoti tą sušiktą įrangą. Plemba. Tai dabar visas planas realiai va tai va, nuplaukė. Ten atėjau centre dabar Davėno turizmo centrą. Niekada, sakė, jie neatsidaro nuo 2. Vienintelę dieną šiandien atsidaro nuo 2 valandos. Kažkodėl. Flemba, taip. Ir jie nieko nei nuomoja, nei ten absoliučiai jokios įrangos jie nenuomoja. Ir dviračių irgi. Aš galvoju, bent dviratį pasivažinėti aplink, bet nieko, tiesiog. Flemba, nežinau ką daryti. Viskas taip sukniso. Ten be įrangos nenueisi, aišku, ten tokios vietos ten. Hello. Do you know, I want to buy a bicycle, a cheap, economic bicycle, 10 euro, 20 euro. Yeah? Ne bicyklu. Ne bicyklu? Yeah. Thank you. Gal galvoju, pasimt dviratį nusipirkt kokį pigų, už 20. Šiaip belekiek tokių numestų dviračių yra mieste. Būtų gal, jeigu rasčiau savininką, tai sakyčiau, davai, perku iš tavęs. Hello? I want to buy cheap bicycle. Very cheap. I want to buy a very cheap bicycle. Uite-o! Ce-i bani? E bă, ta zoi. Ce era? How much? This one is 50, this one is 30, this one is 20. Can I get for 20? This one? Yes. No, it's I will think 1 minute and then I'll... Nu žodžiu, teko imtis plano B. I film.
Nusipirkau dviratį. 25 eurai. Net nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Mano mintis yra, kad aš tą dviratį su savim temsiuosi į kitas šalis. Nu, tipo, po to aš, kai važiuosiu į tą Makedoniją, į Prištiną grįžti. Tai nežinau, ar leis, važiuoju dabar į autobusų stotį. Pasiklausiu, ar leis. Jeigu neleis, tai bet kokiu atveju aš jau prakniu savo dvacoką. Blemba, kas per dieną. Oi, blemba. Kas aš nesąmonės darau, tai šakės. Sorry. Bus station. Bus station. Bus. Priština. Bля, čего važiuoju sen. Šia kuriai nepildyti. Ten čia vos pavažiuoja tas dviratis. Visiškai. Jis manęs neišlaiko. Čia jeigu čia kuprinę užsidėsiu, tai man šakės bus. Ir stabdžių nėra. Yra stabdžiai. Ui, tu savo kai krato. Aš esu laužęs tą dviratį 100%. Aš nežinau, aš tiesiai teisingą kryptį važiuoju link stoties. Ai, tu savo. Lemba, kaip nejauku važiuoti visas vraška tas dviratis. Čia man nutrenks dar mašiną 100%. Prieš eismą važiuoju. Tikiuosi, kad nesulūš rėmas to dviračio. Kaip aš... Ne, reik stabdys priekį, nes dešinys neveikia. Reik stabdyti važiuojant atgal. Oi. Oi, tu savo. Sprogo padanga, že. Tu durnas, sprogo padanga. Po 5 minučių. Viskas grįžta atgal. Tikiuosi grąžins pinigus. Bro, the wheel broke in 5 minutes. This exploded in 5 minutes. Can I get the money back? No. Sorry? I can fix it. No, it's okay. I don't. It's all shaking. It's all. No, please. You want the cheap? You can buy that one. No. Just please. Let's exchange back. Sorry. Okay, but 5 euros I can take back because you destroyed my tire. Okay. It's not my problem if this is exploding after 1 minute. It's not 5 euros. It's not 5 euro. Einu iš Nafė, iš to miesto važiuoju lauk. Gaidynas visiškas. Pitaką dar nuskemino. 5 euro, sako, you destroy. Aš tau kaip padestrojinsiu toj, tai mažai nepasirodys. Viską, žodžiu, renkos manatkės, važiuoju iš čia aš. Net nenoriu net galvoti nieko aš. Čia, nes, nesiok, ne šiandien. Viskas, einam, pirkam bilietą. Neišdamas iš čia. Hello, do you speak English? I want to go to Mitrovica. Yes. I buy ticket here? No, in the bus. 12:25. 12, okay, perfect. Which stop? 2. Thank you so much. Ne, šiandien tiesiog nesiseka man. Stotį laukiu, pasiklausiu dar, nuėjau specialiai pasiklausiu, kada autobusas. 12:30. Gerai. Kem minučių pralaukiau. Dabar jau po tram 5 kažkur, po 12, nueinu į šitą,
Vėl pasiklausti, ar tikrai atvažiuos. Sako, ne, už valandos bus 13:30. Nu, tai kodėl prieš tai nesakėt? Visi skirtinga informacija, sako, absoliučiai, visas. Ir nei vieno nėra žmogaus pasiklausti, nu, nes, žodžiu. Tu savo, nu, bet nieko, viskas nenuleidžiam rankų, viskas gerai. Agirdi, 2 eurai. Tikrai valgysiu. Ir dar lyd pradėjo ant to viršaus. Hello. 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 My name is. Hello. Hey. Hello. Nice. Pagaliau. Labai įdomu šitie. Mediniai, senoviški. Ir čia kur pasirė daiktus kaip seifas. Per valandą 40 važiuot. Boy. Pagaliau atvažiavau tą miestą Mitrovicą. Šiaip galų gale vis tiek nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tai labai įdomus miestas čia pasirodė. Pasiskaičiau šiek tiek bevažiuojant, kad čia į 2 dalis yra padalintas. Pietinė dalis Kosovo albanai, Albanijos, nu Kosovo Albanija žodžiu pusė. Ir šiaurinė dalis yra serbų. Tai Ir šiaip, kiek internete rašė, kad ir iki šių dienų būna šiokių tokių konfliktėlių. Tai ten toks yra vienas tiltas, kuris skiria abi šitas pusės ir būtent ant to tilto stovi policijos pareigūnai arba kartais kariuomenė. Tai eisiu pasižiūrėti dabar. Šiaip labai daug paminklų yra tiesiog kareiviai. Ir Albanijos vėliavos šalia visą laiką, tik jis dabar susiraizgiusios jos. Aš jau matau policiją stoviu čia ant to tilto. Man atrodo, kad čia yra draudžiama pravažiuoti šitą tiltą automobiliams. Bet pėstiesiems galima praeiti. Kaip keista. Aš nežinau, ar čia galima pavadinti sieną, bet toj upės pusėje serbiška dalis Kosovo, o už manęs albaniška. Būtent šitas tiltas ir skiria. Vadinasi naujasis tiltas.
Va ir pažiūrėsim. Taip, visiškai. Pėstieji eina, bet prieki viena karabinierių mašina stovi ir ten, ir ten jau pradėjus, ir ten tilto pradžiai. Koks keistas jausmas. Kosmosas. Eina sau. Serbijos daly dabar esu. Įdomu čia, ar skiriasi valiuta ir ten, bus, manau, parašyta viskas serbiškai. Ir numeriai čia serbiški. Tai čia visiškai, tiesiog tiltą praeini ir tu kitoje šaly, nors aišku šalia stovi ir Kosovo. Gal čia visgi pavienės tai mašinas, bet matau dar vieną serbišką mašiną priekį. Kaip keista, eina sau. Ne, čia visiškai serbiška pusė, nes ir serbiškai viskas parašyta. Aš tikrai neįsivaizdavau, kad čia toksai miestas bus. Eina sau. Šiaip iki Serbijos sienos, taip jeigu nesenai pažymėta, tai punktyriniam linijom yra ant žemėlapio. Tai taip iki Serbijos sienos, ten apie koks 30-40 kg jaučiu. Bet kainos eurai vis tiek. Prašau. Ir ortodoksų bažnyčia ant kalno viršūnės. Ir Serbijos vėliava plevėsuoja. Šiaip su šito kamera nesimatys, bet iš čia kaip įdomiai iš tikrųjų nuo bažnyčios ortodoksų serbo pusėj matosi va ten 2 bokšteliai tos didžiulios aukštos mečetės. What? Eina sau. Kas čia per gremėzdas? Tai čia yra paminklas Trepčios kasyklos darbuotojams, žuvusiems darbo metu. Tai Trepčios kasykla buvo didžiausia tokia kaip pramoninė vieta visose Balkanuose. Dabar ten nieko, dabar tiksliai nežinau, ar ten vis dar veikia, bet žinau, kad yra toksai muziejus padarytas, bet jau tolokai nuo miesto yra, tai... Bet čia kosmosas. Koks galingas! Va čia tai paminklas. Tas paminklas. Paminklas. Čia dar atsiveria vaizdas į miestą. Nuo šito paminklo, bet kondicija šito apžvalgos aikštelė šitos tikrai nėra įspūdinga, bet
Pagrindinė miesto aikštė. Labai norėčiau sriubos suvalgyti. Sauso maisto tikrai užsėdęs neblogai, tai būtų labai gerai šilto kažko ir skysto. Nu, link vakaro norai pildosi. Kažką panašaus su sriubo gavau, guliašas kažkoks su airaniuku. Skanaus.